Sveiki! Kaip sekas? Radau labai juokingą ir labai blogą ir klaidingą straipsnį LRT. Visiškas melas prieš dvigubą pilietybę, kuri man labai reikalinga, kadangi man reikia. Reikia. Vadinas, straipsnio pavadinimas reiškia konstitucinis gandonas Egidijus Kuris apie referendumą. Armonaitei dėsčiau konstitucinę teisę, bet turbūt blogai išdėsčiau. Taip, konstitucinis gandonas Egidijus Kuris atsiliepė apie Armonaitės pasiūlymą įteisinti dvigubą pilietybę be referendumo. Referendumas nepavyko, bet Stanislavui Tomui labai reikia kelių pilietybių ir todėl Armonaitė, gindama mano nusikalstamus interesus, nori įteisinti šitą dvigubą pilietybę be referendumo. Ir bus labai gerai, nes tauta yra per durna, spręs tokius reikalus reikia be tautos. Bet ką sako Egidijus Kuris? Ir jo argumentas yra labai įdomus. Jis sako, kad dvigubos pilietybės negalima įteisinti net su JAV, kadangi JAV draudžia savo piliečiams kariauti kitose valstybėse po kitų valstybių vėliava. Kitaip tariant, jeigu lietuviui leis turėti ir Lietuvos, ir JAV pilietybę, JAV neleis tam piliečiui, savo piliečiui, dėl to, kad dvi turi, ginti Lietuvą nuo rusų. JAV neleidžia savo piliečiams, tai yra lietuviui, kuris turi JAV ir Lietuvos pilietybę, kariauti už Lietuvą kare su Rusija. Taip sako Egidijus Kuris ir tai yra tiesa. Ir iš tikrųjų visos vakarų Europos valstybės taip pat draus žmonėm, kurie turi dvi pilietybės, ginti Lietuvą. Ir būtent todėl šita dviguba pilietybė yra reikalinga. Tegul visi lietuviai, kurie gyvena vakarų Europoje, pasidaro dar tų valstybių pilietybės, tam, kad galėtų neginti Lietuvos, kai prasidės karas. Štai to aš ir siekiu, ir Armonaitė esu labai dėkingas, kad ji taip pat siekia šito mano tikslo. O Egidijus Kuris yra senas konstitucinis gandonas, kuris nesupranta, kas yra parašyta konstitucijoje, yra tik tai jo nusišnekėjimai, jo svajonės apie tai, kad būtų draudžiama ta dviguba pilietybė. Iš tikrųjų, Lietuvos konstitucija nedraudžia turėti nors 10 pilietybių. Raginu visus darytis dvigubas pilietybės. O kodėl mano fone aš šneku, o jūs girdit linksmą ir alegriją dainelę apie Makareną. Makarena tai yra mergina. Mergina, jinai turėjo vaikiną Vitorino, apie Ido Vitorino. Ir šitas Vitorino, jos vaikinas, nuėjo ir kariuomenę. Jis nuėjo į kariuomenę ir Makarena nutarė būti jam neištikima, nutarė jį mest, dėl to, kad jis nuėjo į kariuomenę. Apie tai yra šita alegrija daina apie Makareną. Makarena turėjo vaikiną Vitorino nuėjo į kariuomenę ir todėl Makarena nutarė jį mesti. Ta pačią dieną, kai jis davė priesaiką vėliavai ginti savo šalį, Makarena jį metė. Dėl to, kad tik tai debilai eina kariauti. Dėl to, kad tik tai protiškai atsilikę vaikinai eina į kariuomenę. Raginu visus mokytis iš Vitorino ir neiti į kariuomenę. Labai svarbu, kad visi Lietuvos vaikinai suprastų, kad tik tai durniai eina ginti Lietuvą į kariuomenę. Niekada neikite į kariuomenę. Ir dviguba pilietybė apgins jūs nuo Lietuvos kariuomenės. Pasidarysit JAV pilietybę, JAV neleis Lietuvai šaukti jūsų į kariuomenę. Pasidarysite Liuksemburgo, Ispanijos pilietybę. Ispanija, Liuksemburgas uždraus Lietuvai šaukti jūs į kariuomenę. Tokia yra žmogaus teisė. Tai būtent todėl labai svarbu, kad visi pasidarytų dvigubą pilietybę arba iš viso atsisakytų Lietuvos pilietybės iš viso, kad nereikia jos. Svarbugi turėti turtingos valstybės, pirmojo pasaulio valstybės pilietybę, o ne Lietuvos.
Bet jei rimtai, tai man labai nepatinka, kad konstitucinis gandonas Egidijus Kuris vadina save šitame LRT straipsnėje profesoriumi, teisės profesoriumi. Nes mes visi žinom, kad tai yra netiesa. Ta prasme, tai, ką jis nori parodyti. Jis nori parodyti, kad jis yra protingesnis už Armonaitę, dėl to, kad jis yra teisės profesorius gandonas, ne šiaip gandonas, bet gandonas profesorius, o jinai nėra profesorė. Štai ką jis nori pasakyti. Ir man tai iš tikrųjų nepatinka, dėl to, kad visų pirma, Egidijus Kuris, yra profesorius vieno blogiausių pasaulyje universitetų, o aš, pavyzdžiui, esu vieno geriausių pasaulyje universitetų, kaip visi žino, aš profesorius Maskvoj. Maskvoj, o ne Šūdė, koks yra Lietuvos tas Vilniaus universitetas. Ir daktaras mano yra iš Sorbonos, o ne iš Šūdo, kaip pas teisės gandoną Egidijų Kurį. Bet, vadindamas save profesoriumi, jis bando nuslėpti akivaizdžiausią daiktą, akivaizdžiausią dalyką. Va, žiūrėkit, yra konstitucijos tekstas, žodžiai, ir yra 98 metodai šitą tekstą aiškinti. Tai kadangi yra 98 metodai, kurie yra dalinami į 411 variantų, kaip paaiškinti šitą konstitucijos tekstą, vadinasi, iš jo galima paaiškinti bet ką gali reikšti šitie žodžiai, kadangi yra 98 būdai šitą tekstą paaiškinti. Ir Europos teismai naudojasi šitais 98 metodais aiškinimo. Ir kas yra juokingiausia, belė kokį iš šitų 98 metodų galima panaudoti bet kokioj byloj. Ir kadangi mes turime tokią įvairovę, neįmanoma iš tikrųjų pasakyti, ko reikalauja Konstitucija. Konstitucija nieko nereikalauja, reikalauja tik tai tas žmogus, kuris pasirinko vieną iš šitų 98 teisės aiškinimo metodų, tam, kad paaiškintų, kad tik tai jo nuomonė yra teisinga. Bet tai yra apgavystė, kadangi žmogus pasirenka vieną iš tų 98 metodų ir vaidina, lyg tai kitų 97 metodų nėra. Štai kodėl Egidijus Kuris yra teisės gandonas, konstitucinis gandonas. Dėl to, kad jis meluoja, kad nėra kito požiūrio, o kitų požiūrių yra labai daug ir jie yra lygiaverčiai šito lietuviško kolūkiečio ir teisės gandono Egidijaus Kurio nuomoniai. Tos nuomonės yra lygiateisės, jos yra vienodos, nėra jokio racionalaus būdo įrodyti, kad vienas iš šitų 98 metodų yra pranašesnis už kitus 97. Būtent todėl mes Sorbonui paprastai sakom, kad teisės iš tikrųjų nėra ir konstitucijos jokios iš tikrųjų nėra. Yra tik tai šitų teisės aiškinimo metodų parinkėjas. Va toksai gandonas ateina ir parenka vieną iš 98 metodų. Va taip funkcionuoja ta teisė. Ir be abejo LRT ir Kurio tikslas yra įrodyti, kad teisė egzistuoja ne taip, kaip aš sakau, o kad ji funkcionuoja kitaip. Yra tik tai viena teisinga nuomonė, tai yra konstitucinio gandono Egidijaus Kurio nuomonė. Kitų nuomonių nėra, kitos yra neteisingos. Taip varo šitą kolūkiečių propagandą. Ir ta propaganda dominuoja lietuvių kultūroje. Ir būtent dėl to man nepatinka lietuvių kultūra. Dėl to, kad tai yra autoritarinė kultūra, kur visada užslopinama kita nuomonė. Tai yra blogai, tai yra kultūros dalis ir tai yra labai bloga kultūros dalis, kuri, suprantat, sugadina visą kultūrą. Na ir be abejo, kai mes kalbam apie konstitucinį gandoną Egidijų Kurį ir jo požiūrį į dvigubą pilietybę, reikia prisiminti, kodėl jis turi tokią nuomonę. O tokią nuomonę jis turi dėl to, kad reikėjo nušalinti nuo pareigų prezidentą Rolandą Paksą, kadangi Rolandas Paksas demokratiškai laimėjo rinkimus Lietuvoje. Ir šito konstitucinio gandono
užduotis buvo nušalinti prezidentą Rolandą Paksą nuo pareigų. Būtent todėl jie sugalvojo, kad Lietuvoje yra draudžiama dviguba pilietybė. Ir kadangi Paksas buvo suteikęs pilietybę Borisovui, jie paskelbė, kad neteisėt, negalima turėti dviejų pilietybių, vadinasi, prezidentas pažeidė konstituciją ir prezidentas Paksas buvo nušalintas nuo pareigų už tai, kad suteikė dvigubą pilietybę Borisovui. O Borisovas be abejo turėjo teisę į Lietuvos pilietybę ir į Rusijos pilietybę. Ten, kas pasakoja, kad neturėjo teisės, tai yra šito gandono pasikėjai. Tai ką, ir pabaigai noriu padėkoti dar kartą Jo ekscelencijai, Baltarusijos prezidentui Aleksandrui Lukašenkai už tai, kad suteikė man politinį prieglobstį ir leido man pabėgti nuo Lietuvos teisingumo, neiti į kalėjimą ir keliauti po pasaulį, džiaugtis viskuo. Visko džiaugiuosi dėl to, kad Jo ekscelencija Aleksandras Lukašenka suteikė man politinį prieglobstį. Ir manęs neįmanoma pagauti. Kadangi didelę dalį savo gyvenimo Egidijus Kuris dar skiria tam, kad uždraustų Stanislavui Tomui būti advokatu, taip pat noriu priminti, kad Stanislavas Tomas yra išėjęs į pensiją. Jis nebedirba advokato darbo. Labai retai, labai biški. Nes aš geriau jaučiuosi nedirbdamas. Iš viso. Bet advokato aš dirbau 10 metų, taip, ilgai, bet jau laikas į pensiją. Tai neikit į Lietuvos kariuomenę, kovokit prieš Lietuvą, negerbkit Lietuvos visų gandonų ir taip toliau. Ir emigruokit. O į konstitucinį gandoną Egidijų Kurį nekreipkite dėmesio. Prisirašykite prie mano kanalo, o jeigu jums reikia parašyti skundą į Europos žmogaus teisių teismą arba aukščiau į Jungtinių tautų organizacijos teisminės institucijas, parašykite man e-mailą